Jeigu turėjai nesaugų seksą, verta kreiptis į gydytoją urologą. Patartina praktiškai visada. Vyrai visgi dar vengia konsultuoti su gydytoju urologu dėl erekcijos sutrikimų. Moteris bent 5 kartus dažniau lankosi pas urologą dėl šlapimo takų infekcijos. O kokio amžiaus žmonės save nurašo, vyrai pavyzdžiui, nurašo į beverčius? Labą dieną, šiandien svečiuose gydytojas urologas Česlovas Andreika. Esame Vilnelės klinikose ir kalbamės apie urologiją. Kalbamės apie ligas, kurias gydo gydytojai urologai. Sveiki, Česlovai. Labą dieną. Kodėl jūs nusprendėte tapti urologu? Čia matyt kilo iš šeimos. Mano tėvukas buvo gydytojas, brolis nuėjo į urologiją. Tik kažkaip man ir kaip kitokio ir pasirinkimo nebuvo. Aš jau iš anksto buvau suplanavęs, kad būsiu urologu. Tai šeiminė tradicija. Šeiminė tradicija. O kokias ligas gydo gydytojai urologai? Aišku, įvairiai. Tai prostatos ligos, šlapimo takų infekcijos, akmenligės, piktybiniai susirgimai, lytiniu keliu plintančios ligos. Aspektas gana platus yra. Gerai, tada pakalbėkime apie prostatą. Pakalbėkime apie prostatą, apie prostatos vėžį. Kada vyrai turėtų susirūpinti savo prostatą ir kokie požymiai paprastai rodo, kad jau delsti nebereikia ir reikia kreiptis į gydytoją? Paprastai prostatos vėžys pradinėse stadijose gali žmogus aplamai nieko nejausti. Dėl ko mes ir sakome, kad reikia pradėti tikrintis būtinai nuo 50 metų, jeigu buvo šeimoje prostatos vėžys ar pas tėvą, ar pas senelį. Tai mes rekomenduojam nuo 45 metų jau pradėti tikrintis. Jeigu artimų žmonių tarpe yra prostatos vėžys, tai tada reiktų jau kreiptis 45 metų. Taip. Šiaip simptomai vėlesni tai padažnintas šlapinimasis, apsunkintas šlapinimasis, nikturija, tai kėlimasis naktį, gali būti hematospermija, tai kaip pasirodo kraujas spermoje. Taip. Tai čia tokie pagrindiniai. O kaip atskirti vėžio skausmus ir vėžio požymius nuo paprastų simptomų, kurie susiję su padidėjusia prostata? Nes jūs konsultuojate visas prostatos ligas ir vėžys tik tai viena iš jų. Taip, yra prostatos hiperplazija, yra prostatos vėžys. Prostatos hiperplazija tai yra išvešėjimas gerybinis. Kada išveša prostatos liaukinis audinys, automatiškai, kadangi prostata, kai žinome, yra šlapimo pūslės apačioje ir jį apgaubia šlaplę iš visų pusių. Jinai spaudžia. Jis spaudžia ir aišku, prasideda šlapinimas susitrikimai. Apsunkintas, dažnas šlapinimasis. Naktį kėlimasis. Tai čia tokie pagrindiniai dalykai. Prie vėžio irgi gali būti panašus dalykai, bet automatiškai, kada pacientas kreipiasi pas mus, tai mes jau darome visus tyrimus. Vyrai turbūt pasakys, kad prostatos biopsija tai vėliausia norėtų jie turbūt atlikti, nes skausminga procedūra. Šiaip dabar prostatos biopsija yra daroma paprastai su narkoze. Pacientai nieko nejaučia, jie yra užmigdomi. Viskas gerokai pasikeitė, nes prisimenu ir laikus, kada... Anksčiau taip, būdavo vietiniai nejautroji, tai aišku, žmogui nelabai malonu. Tiesiog pamiegosi ir bus viskas gerai. Bus viskas gerai, tą pačią dieną jis išeina namo. Aišku, tik tai reiktų atsiminti, kad po prostatos biopsijos irgi gali būti įvairių gali būti komplikacijų, sukarščiavimas būna, prostatitai, tai reikia žinoti apie tai ir jeigu kažkas tai atsitinka, tai mes sakom iš karto bėgti pas urologą. Supratau. Na, o jeigu kalbant apie vėžį, na, pavyzdžiui, urologai atliko operaciją ir žmogus grįžo vėl į gyvenimą.
ko reiktų nepamiršti, kas yra svarbu? Sako, man atliko operaciją, pašalino vėžį ir aš dabar galėjau gyventi ramiai 100 metų. Pašalinus vėžį vis tiek reikia pastoviai, yra pastovus, turi būti sekimas. Paprastai po prostatos operacijos mes skiriame maždaug pirmus metus, kas 3 mėnesius apžiūrą. Tai yra daromas PSA tyrimas. Nes ir po radikalios prostatektomijos būna, kad... Čia patikslinkim truputėlį, kas tai yra. Radikali tai, kada pašalinama prostata prie vėžinio susirgimo. Visiškai. Ji yra visiškai pašalinama su kapsulė. Tai pašalinus prostatą galimos įvairios komplikacijos, bet galima ir gyventi visiškai įprastą gyvenimą. Taip, galima gyventi įprastą gyvenimą, bet gali būti ir dažniausiai pasitaikančios komplikacijos, tai gali būti šlapimo nelaikymas, erekcijos sutrikimai, tačiau šlapimo nelaikymas paprastai per 6 mėnesius susitvarko ir pacientai jaučiasi visiškai normaliai. Dėl erekcijos sutrikimų, tai kaip minėjau, reikia, jeigu yra išsaugomi nervai, erekcija išlieka. Pažeidus nervus, aišku, yra problemos su erekcija. Ir čia jau nuosprendis, ar dar žmogus galėtų kreiptis į urologą? Gali kreiptis į urologą, kadangi erekcija yra irgi gydoma medikamentais, injekcijomis, yra įvairių variantų, blogiausiu atveju yra dedami implantai. Tai jeigu kalbėtumėm apie erekcijos sutrikimus toliau, tai kaip Jūs manote, kodėl vyrai visgi dar vengia konsultuoti su gydytoju urologu dėl erekcijos sutrikimų? Paprastai vyram yra bijo nepatogu šito klausti, kiek aš pastebėjau. Kitas dalykas, tai irgi kažkoks tai balto chalato baimė, irgi nenori. Nenori, jau žmogus galvoja, kad jis yra jau bevertis. Todėl... O kokio amžiaus žmonės save nurašo, vyrai pavyzdžiui, nurašo į beverčius? Kažkur tenka apie 60 metų, maždaug 70 metų. Kartais, kai ateina paklausia, ar kaip su erekcija, sako, nu tai ką jau man ten bereikia jau tiek metų, aš manau, kad čia nereikalinga. Tai žmogui paaiškini tai, kad yra galima šitos dalykus sutvarkyti, gydyti, yra medikamentai ir galima gyventi pilnavertį gyvenimą. O jauni vyrai kreipiasi dėl erekcijos sutrikimo? Kreipiasi ir jauni vyrai, yra ir 20-mečiai, ir 30-mečiai, kurie turi erekcijos sutrikimą. Ir tai dažniausiai psichologiniai dalykai, kur pakalbėjus, išaiškinus, kad jie kalbėtų ir su partneriais, paprastai būna, kad jiem susitvarko ir be jokio medikamentinio gydymo. Paprasčiausiai yra žmogui psichologija. Bet gydytojas urologas vis tiek turėtų tokį pacientą įvertinti. Greičiausia gali būti visokiausių problemų. Gali būti, aišku, ir fiziologinių problemų, gali būti ir hipogonadizmai, testosterono trūkumai, kai lytinės liaukos silpnai išsivyščiusios. Tai čia daugiau endokrinologų jau yra. Kolegų daržas, jo. Erekcijos sutrikimų gydymas gali būti kuo nors pavojingas? Iš erekcijos sutrikimų paprastai kažkokių pavojų tikrai nėra. Gydymas nekelia. Jeigu žmogus, aišku, ten turi širdies ir kraujagyslių kažkokią patologiją gana ryškę, tai aišku, šitos preparatus reikėtų vartoti atsargiai, kadangi jie ir sukelia ir galvos skausmą, ir gali kraujospūdis kristi. Nosies užgulimai būna tokie nemalonūs reiškiniai, bet tai čia būna retais atvejais. Bet kita vertus, gydytojai kardiologai sako, kad urologai jų geriausi draugai, nes erekcijos sutrikimai yra pranašas širdies ligų. Širdies ligų. Taip, jeigu sako, erekcija sutriko, tai už poros metų lauk, ar nebus kokio infarkto. Oho.
Ir tenka tokių pacientų nukreipti gydytojui Taip, kardiologui. kardiologui rekomenduoti ar galima duoti. Kitas dalykas yra kada medikamentiniai tabletės nepadeda, yra intrakavernoziniai vaistai, kada leidžiama į akytkūnį. Čia jau pacientą mes apmokome ir jis pats savo susileidžia. Tai čia irgi viena iš tokių komplikacijų, tai aišku, nemalonus skausmas yra. Tiesiog kaip penio akytkūnį. Taip, kaip penio akytkūnį į šoną yra leidžiama. Ir būna, kad, aišku, jeigu dažnai leisi, būna fibrozė, skausmas, tai irgi tokie yra laikini nemalonumai. Kiti dalykai dar yra, kaip vakuuminės pompos, tai čia irgi prie vakuuminių pompų irgi gali būti ir skausmas, ir kažkoks tai pažeidimas. Bet visais šitais atvejais verta pasikonsultuoti su gydytoju urologu. Tikrai verta pakonsultuoti. O neimtis pačiam iniciatyvos. Taip, ir mes apsitarę maždaug paskirsim, kokio gydymo reikia. Kaip Jūs manote, ar gydytojas urologas dažnai gali padėti nevaisingoms poroms? Nevaisingom porom gydytojas urologas tikrai gali padėti. Mes žiūrime irgi, darome tyrimus, žiūrime, būtinai reikia atlikti tyrimus dėl lytinių kelių plintančių lygų. Ar nėra prostatito, prostatos uždegimo, kuris tikrai neprisideda prie vaisingumo. Tai visus šitos tyrimus tikrai reikia padaryti. Kitas dar yra vyram būna, dėl ko nevaisingumas vienas toksai iš lygų, tai varikocelė. Varikocelė tai čia, kai išsiplėtusios yra sėklinio bryželio venos, kurios trukdo spermatogenezijai ir automatiškai gali būti viena iš priežasčių. Ir tai vat irgi galima gydyti kažkaip? Tai operuojam, pašalinam varikocelę ir... Iš tikrųjų, yra daug įvairiausių būdų padėti. Taip, tikrai. Paminėjote lytiškai plintančias ligas, tai aš norėčiau paklausti apie tas ligas, o kaip jom užsikrečiama? Ar gali būti, kad nėra simptomų? Kartais gali būti, kad pacientas jokių simptomų nejaučia, o kartais paprastai vis tiek būna kažkoks tai ar maudimas, ar tarpvietės, ar sėklydžių būna maudimas, gali būti kažkokių tai išskyrų. Tai jeigu yra tokie nusiskundimai, tai mes visą laiką darome tą tyrimą dėl lytinių kelių plintančių ligų. O kas atsitinka, jeigu uždelsiamas gydymas? Nes kartais... Uždelsus gydymą... Bijo kreiptis? Taip, bijo kreiptis, žiūrint kokios yra ligos. Ten yra pavyzdžiui, gonorėja, po kurios jeigu žmogus nesigydys, būna paprastai sutinkame, mes jau ne vieną kartą pasitaikė, kad uždegimas ir susiaurėja šlaplė. Po to ateina pacientas ir sako, blogai šlapinosi. Tai pradeda aiškintis, kad jis sirgęs gonorėja ir būna vadinama šlaplės struktūros, kurios trukdo šlapinimuisi. Tai galima patarti, kad jeigu turėjai nesaugų seksą, verta kreiptis į gydytoją urologą? Jeigu turėjai nesaugų seksą, tai patartina praktiškai visada. Na, o jeigu kalbėtumėm apskritai apie šlapimo takų infekcijos, tai kaip Jūs manot, kodėl žmonės serga šlapimo takų infekcijomis? Šlapimo takų infekcija serga žmonės dažniausiai, greičiausiai, kad nesilaiko higienos. Pas moteris, kadangi yra trumpa šlaplė, dėl ko moteris dažniausiai serga šlapimo takų infekcijom, yra trumpa šlaplė. Ir labai greitai infekcija patenka iš aplinkinės, iš odos, į šlaplę, į šlapimo pūslę, kur prisikabina prie šlapimo pūslės sienelės, gleivinės, ten dauginasi ir automatiškai gaunasi infekcija. Dėl šlapimo takų infekcijų moteris lankosi pas Jūs dažniau? Dažniausiai. Vyram tas būna retai, kadangi yra, kaip žinom, šlaplė ilga, yra dar barjeras kaip prostata, kuri irgi kažkiek sulaiko, todėl vyrai, moteris bent 5 kartus dažniau lankosi pas urologą dėl šlapimo takų infekcijas.
Bet daugelis moterų, mano pacienčių, sako, kad jos jau turi savo vaistažolių ir žino, kaip susitvarkyti šitą problemą. Spangolės ten ir visi kiti. Taip, vaistažolėm galima, spangolės, ten medetkas, ežiuolės, mes irgi skiriame, tačiau Ne visais atvejais. Vaistažolėmis rimtesnės infekcijos neišgydysi. Yra kaip pagalbinė priemonė vaistažolės. Mes vis tiek, jeigu rimta infekcija, mes rekomenduojame, jeigu yra simptomai ryškus. Dažnas skausmingas šlapinimasis su kraujo priemaiša, skausmas pilvo apačios, tai jau reikia kreiptis į specialistą, nebesigydyti pačiam. Ir mes tada parenkame antibiotiką. Vaistažolės kaip priedas yra labai gerai. O ar galima gerti visada tą patį antibiotiką? Pavyzdžiui, pacientė sako, aš turiu daugybę to antibiotiko prisipirkus ir kada man pablogėja, aš jį geriu. Čia gera taktika ar visgi reiktų su gydytoju tartis? Šiaip gerti tą patį antibiotiką pačiam žmogui nepatartina, kadangi organizmas gali prisitaikyti prie to antibiotiką, jis bus neveiksmingas. Mes paprastai rekomenduojam ateiti pas mus, mes padarome šlapimo pasėlį, pasižiūrime, kam yra jautru, ar yra kažkas patologiško auga šlapime, kam jautru ir tada skiriam pagal antibiotiko gramą. Aišku, kartais tinka tas vaistas ir kurį prieš tai gėrė. Tai jeigu ten nėra kažkokių tai ryškių simptomų, tai žmogus galime skirti mes ir tą patį antibiotiką. Bet paprastai reikia padaryti tyrimą. Bet kartais vyrauja toksai požiūris, kad šlapimo takų infekcija tai tokia vis tiek išsprendžiama infekcija ir ją pagydysi vis tiek anksčiau ir vėliau. Ar jūs kaip specialistas, kuris dirba ir stacionare, ir ambulatoriniai grandy, tai yra ir konsultuoja pacientus, ir gydo ligoniniai, susidurėt su sudėtingom, sunkiom infekcijom, kurios susijęs su, tai yra infekcijom urologijoje arba susijusiom su inkstų šlapimo takų problemomis? Šiaip, aišku, blogai gydant tą šlapimo takų infekciją gali ligonio būklė pablogėti, kadangi infekcija paprastai kyla tada į viršų. Šlapimtakiais gali patekti į inkstus, tai jau čia gaunasi nebecistitas, gaunasi pielonefritas, kurį jau reikia inkstų uždegimas, kur tai jau reikia čia gana rimto gydymo, kartais net ir stacionarinio gydymo. Jūs kaip gydytojas urologas turite labai daug patirties, konsultavęs labai daug pacientų. Galėtumėte išskirti sunkiausius pacientus jums, su kuriais yra tikrai sudėtinga dirbti, bet kurie turėtų vis tiek ateiti pas gydytoją urologą ir tas problemas kažkaip spręsti? Dažniausiai vyrai bijo eiti. Nes vyram irgi tos infekcijos irgi gana būna, jeigu yra infekcija, gana būna sunki. Dėl ko? Dėl obstrukcijos infravesikinės. Tai gali būti dėl prostatos išvešėjimo, kada pacientas neišsišlapina pilnai, jis kažkiek tai, kaip mes sakom, varvina ir yra didelis kiekis liekamojo šlapimo, ten 200-300. Ir ten ta infekcija bujoja. Liekamasis šlapimas tai tas, kuris nepasišalina? Kuris nepasišalina iš šlapimo puslės. Tai jis ten pastoviai yra, automatiškai gali prisidėti infekcija. Ir ta infekcija gali manifestuoti. Yra buvę atveju, kad tikrai baigtis net iki urosepsio, kada patenka jau ir infekcija į kraują ir tada, aišku, stacionarinis ilgas gydymas. Ar urologai dažnai atlieka ultragarsinį ištyrimą? Urologai praktiškai visada daro ultragarsinį tyrimą. Jeigu nedarai tyrimo, tai ne urologas. Tai jau ne urologas. Kaip ir privaloma, nes jeigu žmogus atėjo, kad ten ir sako, vat man ten gal skauda pilvo apačią, tai vis tiek turi žiūrėti ir inkstus, ir šlapimo pūslę. O kartais būna pacientų, kurie sako, žinot, aš patekau pas
radiologus, man atliko magnetinį rezonansą, man pasakė, yra taip ir taip, ar man bereikia eiti pas gydytoją urologą. Kaip jums atrodo, būna tokiu atveju turbūt, ne? Yra būda, kada žmonės apeina kažkur per kažką, žinot, kad pasidaro, paskui galvoju iš tikrųjų reikia, bet tai reikia įvertinimo. Taip. Pas urologą reikia būtinai pasirodyti, kad įvertinti irgi tą tyrimą, nes čia yra gana kompleksinis vis tiek, kompleksiniai sprendimai daromi. Pavyzdžiui, dažnas klausimas yra apie tai, jeigu prisimenant diskusiją apie vėžį, kas man turi patarti pasirinkti chirurginį gydymą ar gydymą vaistais? Viskas priklauso nuo vėžio stadijos. Dabar yra tokia, jeigu yra, pavyzdžiui, ateina žmogus, nustatome, kad yra pirma vėžio stadija. Tai yra paprastai skiriame aktyvų stebėjimą. Jeigu ten vėžinių ląstelių yra mažai, glisonas nedidelis, glisonas čia yra biopsija. Atlikus biopsiją, jo. Jeigu nedidelis, ten yra vienas ar keli stulpeliai nedaug, tai paprastai mes tokį pacientą paliekame aktyviam stebėjimui. Tai reiškia, kad jis turi reguliariai lankytis? Reguliariai, kas 3 mėnesius jis ateina pas mus ir mes kartojame PSA tyrimą. Tada po 2 metų vėl kartojame magnetinį rezonansą, vėl kartojame biopsiją, kad neišleist žmogaus iš akių. Jeigu yra antra, T2, T3, tai paprastai yra siūloma alternatyva operacija, spindulinė terapija irgi galima. Tai kaip žmonės sako, švitinimas. Švitinimas gali būti išorinis, gali būti brachiterapija, kai yra įsodinamos sėklos į prostatą. Mes patarėme, bet mes atsiklausėm ir ligonio. Kiti pasako, ne, aš operuotis nesioperuosiu, aš bijau. Tai tada siūloma yra spindulinė, ten brachiterapija siūloma, kur atliekama be pjūvio. O medikamentinis gydymas? Medikamentinis gydymas jau yra taikomas prie vėlesnių vaistais prie vėlesnių pažengusių vėžio stadijų. Čia jau yra, čia matot, vėžys yra skaitomas lokalus, gali būti išplitęs metastatinis vėžys. Tai jau čia yra skiriami jau vaistiniai preparatai arba prie 4 stadijos, pavyzdžiui, vėžio galima siūlyti sėklidžių šalinimą arba hormonų terapiją. Bet visais tais atvejais pacientas turi tartis su gydytoju urologu. Taip. Ir jis padės jam rasti geriausią sprendimą. Mes bendrai priimam sprendimą, patariam, kas geriausia, kartu su pacientu. Labai buvo įdomus pokalbis ir jo pabaigai norėčiau paklausti, ar gydytojas gali būti laimingas savo darbe? Gali gydytojas būti laimingas, jeigu tu jauti, kad padėjai, žmogus išeina iš ligoninės su šypsena, dėkoja. Tai aš manau, kad čia ir yra ta laimė, mes dėl to stengiamės. Ačiū, Česlovai.